nesuprato paskutinės frazės, aš verčiu, sakė, grįž namo ir pasakys ten, kad jie irgi žmonės. Aš labai atsiprašau, pradžioje buvo įsivėlusi klaida į dainos pavadinimą. Ką tik girdėjote tarybų liaudies dainą Liubi atčiznu mать tvою. Eina Valinskas su Valinskienė per parką pasivaikščiodami. Jo. Nežinau, ar pabaigsiu dabar. Na ir staiga, kai būna visą laiką, užsinori Valinskas to, reiškia, lengvesnio reikaliuko. Ir sako, Ingutė, tu palauk, aš į viešą tualetuką užbėgsiu ir tuoj grįšiu. Užbėgu. Grįžta visas šlapės. Žmona klausė, sako, tai, Arūnėlė, tai kaip čia dabar, taigi, po žeme, lietaus nėra. Nu, kaip, sako. Atėjau, sustojau į eilę kaip visi, darau, staiga vienas kažkoks asilas, sako, žiūrėkit, Valinskas. Nu, visi ir atsisuko. Aš jau bėgsiu. Arūnas Valinskas ant dviračio. Labas vakaras. Dieve, kiek daug publikos, kiek daug žmonių, kiek daug ponų ir visi tokie gražus. Na, iš tiesų, tokios publikos renkasi tik į Bingelį ir Borisą Moisejevą. Aha, matyt, už kampo abudu tą patį daro. Tik pas Bingelį prieš tai reik kainą atspėt. Ir gali sukt laimės ratą. Galobaja luna, galobaja. Kadangi už kampo senų anelbitų devintukas, norime paskelbti 9 senus, bet plačiai visuomeniai dar nežinomus faktus apie solenizantą Raimondą Bingelį. Pirmasis. Ponas ir ponai, ar žinote, kad Raimondas Bingelis yra tikras Vilnietis? Gimė, augo ir dabar gyvena Lazdynuose. Žmona susirado Lazdynuose. Lazdynuose susilaukė ir 2 vaikų. Šiandieną už nuopelnus Lazdynų seniūnija suteikia Raimondui Bingeliui garbės vardą Lazdynų apuokas. Ar žinote, kad vyriausiųjų prezidento patarėjų vietoj Raimundo Mieželio turėjo būti Raimundas Bingelis, bet Mieželis pasirodė juokingesnis? Ar žinote, kad Raimondas Bingelis visiškai nevartoja alkoholinių gėrimų? Dabar. Laukia, kol atpiks. Ar žinot, kad Raimondas Bingelis ateinantį sekmadienį ruošiasi pakartoti Jurgio Kairio žygdarbį po 10 tiltų? Skirtumas tik tas, kad Bingelis pasirinko valtį. Ar žinote, kad Raimundui Bingeliui didžiausias autoritetas politikoje ekspremjeras Albertas Šimėnas? Sekdamas jo pavyzdžių, Bingelis irgi dingsta iš namų 3 dienom, tik gerokai dažniau. Ar žinote, kad namuose Raimondas Bingelis yra pravardžiuojamas taip pat kaip ir Seimo pirmininkas?
O, kaip jūs negražiai pagalvojot. Taigi tėtukas. Tėtukas. Ar žinote, kad Raimondas Bingelis buvo kviečiamas vaidinti Oskaro Koršunovo spektaklyje Shopping and Fucking. Bet vaidmens negavo, nes visiškai nemoka pirkti. Ar žinote, kad Raimondui Bingeliui už kampo gimtadienio proga irgi skirta vieta Žvėryne? Adresas infekcinė ligoninė, 2 aukštas, 3 palata. Ar žinote, kad Raimondas Bingelis, nežiūrint pavardės, yra lietuvis? Tačiau elgėsi kaip žydas. Nes tik į žydo gimtadienį svečiai gali ateiti už pinigą. O dabar norėčiau pakviesti į sceną 5 kart už kampo didvyrį Vytautą Šapranauską.